Treneri, kaip vertinat šias rungtynės? Norisi pasidžiaugti tašku, dėl to, kad labai buvo sunkios rungtynės prieš tai, prieš Mogo ir Prismą, šios lygos lyderius. Tai norėjosi gerų rungtynių ir sakyčiau, šiandien pavyko, labai vyrai gerai stengiasi ir pildė trenerių planą. Tai norėjosi, aišku, pergalės, bet jie nuo daugumą išnaudojo, overtime, mes išnaudojom, tai ir laimėjo. Bet, sakau, taškas labai naudingas ir labai reikalingas ir buvo geras rungtynės. Bet šnekant apie daugumą jų, tai turbūt noriu pastebėti, kad labai pasiaukojančiai žaidė Pankai, krito į vartus ir taip daug ištraukė įvarčių ir taip pat turbūt daugumo reikia pasidžiaugti, kad 2 įvarčius pelnant patys, nors aš atsimenu prieš šventę šnekėjom, kad tai toks Achilo kulnas yra. Taip, Achilo kulnas ir tiesiog norėjusi kiek įmanoma supaprastinti daugumą, kad būtų daugiau metimų, eitų į tą vadinamą damušimą, į reboundus daugiau ir tai pasiteisino. Tai manau, kad norisi, kad tai tęsiasi toliau, o jų dauguma šiandien buvo labai gera, tai buvo labai sunku ir norėjom, kad kuo mažiau prasižengtų mūsų komanda ir to pasiekoje vis tiek gausi, kad jie tą daugumą išnaudoja ir tuo metu, kai mums to nesinorėjo gale rungtynių. Ir ką būtų galima pasimti iš šiandienos ir nusinešti kitą šeštadienį, kad būtent pasiekti teigiamą rezultatą? Tai nusiteikimas buvo maks, visi buvo pasiruošę, visi tikėjo savo jėgom, labai gera pradžia, gal labai gražūs įvarčiai. Pirmas kėlinys visai buvo, atrodo, kad mes dominavom netgi prieš Prismą ir gynyboje, sakyčiau, solidžiai sužaidė visi. Tai perskel tą pačią emociją ir į pergalės. Ačiū.